Įsivaizduok, esi vaikas, grįžti po pradinės mokyklos namo, po jos to būna sugadinta nuotaika, būna pavargęs ir po tokių kančių tavo draugai pasikviečia tave į lauką sumest vieną lepkę, kojų kvadrą arba kitaip sakant blyną. Taigi po 20 špamų apsiverkęs grįžti namo ir pagaliau prisėdi prie brolio pirkto 1 GB kompo ir ant desktopo matai ne bet kokius logotipus, o šiuos legendinius senus gerus žaidimus. Jeigu brolis neduodavo kompų, būdavo tik vienas pasirinkimas. Galėdavai paimti į rankas savo tų tėvų metų regelį. Tuo metu dar beveik niekas neturėjo liečiamų telefonų, turėdavo tik tą mygtukinį Nokia arba Sony Ericssoną, per kuriuos tu netyčia paspaudai ant Facebook'o ir grįždavai batą, kad tau papildomai reikės susimokėti už internetą. Taigi išnaršęs giliau, rasdavai skiltį, kurioje būdavo sukelti visi žaidimai. Vienas iš tų žaidimų, kurio žaidžiau vaikystėje per Nokia, tai buvo apvalus, raudonas kamuoliukas, kurio turėdavai peršokti per įvairiausias kliūtis. Jis vadinasi Bounce Tales. Šio žaidimo aš nepamiršiu visą savo gyvenimą, tada tai būdavo žiaurus azartas, ypač šio žaidimo muzika. Šis žaidimas dažnai pakeldavo nuotaiką, iki kol neatsitrenkdavo į spiglį. Tuo metu man gameplay'us tai žiaurus buvo. Tikrai esu garantuotas, kad kai kurie iš jūsų tikrai žinosit šitą žaidimą. Kitas vienas geriausių tų laikų žaidimų buvo legendinis Need for Speed Underground 2. Šis žaidimas yra laiko išbandyta klasika. Šis žaidimas buvo tobulas. Gerus grafikos, legendinės muzikos, automobilio modifikavimai nuo įvairiausių drag race'ų iki lenktynių trasos, drifto iki paprasto laisvo ralėjimo po gatves. Jeigu esate žaidę šį grajų, manau dar tikrai atsimenat nesauną 3PMZ. Sekantis yra geriausias visų laikų šaudymo žaidimas CS16, legendinis žaidimas, kurį po mokyklos privalėjai pažaisti. Nuo jailbreakų, deathrunų, surfo, klasikinių raundų iki zombių serverių. Didelį nostalgijos jausmą sukeliantis žaidimas. Nu, manau, apie šį žaidimą daug pasakoti ir nereikia, nes Artepį manau visi puikiai žinot. Taipogi aš apie 1.6 susikūręs video ir jį galite rasti štai čia. Taipogi tų laikų vienas geriausių trečio asmens žaidimų buvo San Andresas. Nuo GTA San Andreso pareina flashbackai, kai valandom važinėdavai po didelius miestus, vykdė misijas ir klausė 90-ųjų muzoną. Pats paskutinis žaidimas yra Worms 4 Mayhem. Tai buvo mano mėgstamiausias strateginis žaidimas vaikystėje. Manau, daugelis iš jūsų nebūsite girdėję apie šį žaidimą nieko, nes jis nebuvo labai populiarus. Tačiau šį žaidimą sužinojau iš brolio, būdamas mažvaikiu. Ir mane šį žaidimą žiauriai iškabino. Mane žiauriai traukė šių žaidimų siužetas, arba kitaip sakant storylinas. Šiame žaidime esu praleidęs žiauriai daug laiko. Šis žaidimas man sukelia gan didelį nostalgijos jausmą, skirtingi žemėlapiai, foninė muzika ir taip toliau. Ta prasme, pasiklausykit. Tai buvo pagrindiniai 5 žaidimai, kuriuose praleidau savo pusę vaikystės. Aišku, ir pamenu dar kitus gan senus žaidimus. Bombermenai. Chicken Invaders. Ir Zuma. Ir taip toliau. Komentaruose galite pasidalinti, kokius žaidimus jūs vaikystėje žaisdavot. O dabar, mėlyje kolegos, norėčiau padėkoti, kad išbuvote su manimi visą šį video. Ir ačiū Jums, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.